važiuojam pasivažinėti smagiais keliais. Čia toks jausmas, kad aš elektrinės teritorijai būčiau, bet visi važiuoja ir kiti čia kelias tiesiog eina. Bet toks įspūdis, kad aptvertoj teritorijai lyg būtum. Elektrėnai gamina elektrą. Kaip netikėta, ne? Netikėtas miesto pavadinimas. Kaži kodėl jisai toks. Kodėl ne kokie Kibirkštėnai. Dabar gal čia pagrindiniu keliu renkuosi važiuot. Tikiuosi, pagrindiniu ir reikia man. Taip. Vis elektrinę ratu važiavom. Kaip ratu, ne ratu, iš vieno šono tik tai. Va čia man reikėjo nusukti į Pastrėvį, o aš nenusukau, o jie nusuko. Jėzus, kad tu čia įsirovė žmogau. Jau tie pasivažinėja šitą smagių kelią, grįžta į Elektrėnus. Aš dar tik tai važiuoju ieškoti smagaus kelio. Visai tokie gražus kraštovaizdžiai šitam, sakyčiau, krašte. Vandens telkiniai čia dirbtiniai žuvis turbūt augina. Bet šiaip kalvota. Tai tokie laukai, pievas labiau, net nelabai augina kažkaip grūdų. Čia tai va, kiek daug prūdų. Įdomu, įdomu. Na štai ir važiavom tą naują kelią
į Semeliškės. Labai džiugu. Ir važiuosim dabar kitų Semeliškių. Kur tai jau kokis kelias, eina sau. Eina sau. MotoGP. Toks posūkis geras. Nu ir mašinas mėgaujas naujų keliu. Labai čia daug tų greičio ribojimų visur, tai nepalakstysi čia ir nėra čia ko lakstyt, bet kelias tai wow, tikrai čia dabar turėtų būti motociklistų traukos centras čia šitas kelias dabar. Bet jeigu pagal taisyklės važiuojant, tai čia niekur lenkt negalima, galima, bet daug kur negalima lenkti ir nepalenksi, kai tiek vingių ir kalnelių, plius greičio ribojimai. Tai tiesiog tenka ramiai savo pasivažinėti ir pasimėgauti tiesiog naujo asfalto. Nežinau, ar man čia reikėjo, ar man reikėjo link Aukštadvario, ar ne. Ar kaip šitas ponas irgi po to apsisukinėsiu. Man atrodo 2-1 kelias. Semeliškės.
dėl to čia. Vau, nu keliukas tai vienas malonumas čia. Dar čia linijų trūksta nesubraižyta vietom. Bet, nu, pasaka čia eina savo. Kad visi tokie keliai būtų. Čia ir dėl asfalto kokybės, kad naujas, ir dėl to, kad tiesiog, nu, kraštovaizdis čia labai gražus irgi. Vingiai, kalvelės, labai gražu. Biški neįsilėkti reikia. Gausis, kad apvažiuos Elektrėnus ir iš kitos pusės beveik turbūt. Motociklininkų nemažai sutinku. Realiai dar kas, ką pastebėjau, kad aš vieną keletą kur žvyrkelį pasigavau. Tai irgi motociklas vienas pravažiavo, žiūriu, vėl irgi grįžta. Čia dabar šitoj statelė, kur stovėjau, tai irgi keli motociklai nuvažiuoja ten ir grįžta. Tai nežinau, gal irgi žvyrkelis kažkur prasideda, nes aš ten ties tokiom kapinaitėm tik tai apsisukau iš karto į tą statelį iki Semeliškio atgal. Ir tiek. Gali būt, kad irgi baigęs kažkur ten asfaltas. Vau, čia tokie posūkiai, šakės. Čia labai gerai ir pramogai ir įgūdžiam lavint. Posūkiai, guldymai. Ne man čia apie įgūdžius pasakot, aišku, tai ir nepradėsiu labai. Bet labai smagu. Pavydas tom šalim, kur tokie keliai daug, kur kalnuota ir kur daug tokių kelių. Reikia prie reljefo jam taikytis. Tai labai čia gražu. Aišku, tais keliais per daug sismaginti irgi nevalia, kai tu nežinai visų posūkių. Nevažiuoji tokiu keliu dažnai ir pirmą kartą važiuoji, tai ypač visos kalvelės, tai gali pakišti koją, nes užkilsi, o ten posūkis kažkoks vingis į kažkurią pusę. Tai čia pavojinga, turi tą labai gerai vertinti ir galvot. Kad dar negreitai tas įėvis būtų, nu, kad kuo ilgiau čia pavažiuotų tokiu keliu. Net vis tiek visi geri dalykai turi pabaigą, nu. Vau, čia kaip baigti savo. Dar bus vienas aikčiojimo video, kaip šitam link Stelmužės ąžuolo, kur važiavau irgi tenai. Pastoviai, vau, viskas. Tai čia irgi.
lenktynių trasa. Grinai dabar toks naujas asfaltas, šakės. Sukibimas jau čia geras, šiltas dabar jisai turėtų būti, kaitęs. Padangos mano irgi šilusios. Dar neužbaigtas tas remontas iki galo realiai. Išlietų ir išgremžta vėl, ką jie čia darys. Šitokie jau pavojai prasideda, blemba, čia reikia iš tolo stebėti tą kelią. Čia išgremžta. Čia jau viskas. Ojojojoj, blemba, kaip kietai. Gal nieko, motas jau dar ne to matęs, atlaikys. Jie vis 3 kilometrai. Lemba čia dar. Šiais metais turbūt šito keliu nebepravažiuosim, tai kitais metais. Eina savo. Važinėt ir važinėt. Šitos kelionės Vyšnaitė čia man bus. Nes jau sakiau, kad norisi biškį pavažiuoti, ne tik tai, kad filmuot kažkokius objektus. Tai ir va. Ir gavau pavažiuoti. Labai smagiu keliu. Lietuvoje nežinau, aš dar bent jau dabar, kai važiavau į tą savo kelionę, tai šiaurės Lietuvoje aš tokio neužgaudžiau, tik tai vienintelis link Stelmužės ąžuolo, bet irgi sunku lyginti, nes ten jisai toks, siauras labai. Bet čia ir platus kelias, asfaltuotas, vingiuotas čia. Wow. Labai patiko. Very like. Ir ką, aš jau čia vėmėt važiavau turbūt. O dar vienas pasiklydėlis toks kaip aš. Irgi kelią ieško, kaip čia grįžt namo. Nenoriu grįžt namo šiandien. Iš tikrųjų tai noriu. Nes reikia krepšinis žiūrėti, reikia dar, jau, kiek valandų. Spėsiu dar iki 8 grįžt. Atrodo spėsiu. Nesgi po 8 nebeparduoda nealkoholinio apinių skonio gėrimo. O kaipgi negalima be alauski? Žiūrėt krepšinę kaipgi. Turėjau ekonomikos dėstytoją. Jisai visada pavyzdžius ekonomikos paskaitų ten uždavinius, kokius spręsdam ar kažką. Tai jisai stengdavos, kaip čia, prie jaunimo. Prie jaunimo, kad būtų, tai vis pavyzdžius kažkokius su alum. Ar ten su alkoholiu, nes kietai sakydavo, kad ten galima be kubilo alaus. Pasiėmi, sako, kubilo alaus ir mokais ekonomiką. Tai nežinau, kaip čia gautųsi ekonomika kokia su kubilo alaus.